Statybos yra Weber, plytelių klijai, hidroizoliacija, fasadų apdailos medžiagos, mūro ir cemento mišiniai, glaistas ir tinkas, betonas, grindų lyginamieji mišiniai. Daugiau informacijos Weber LT. Pasirinkite teisingą glaistą. Yra būtina užpildyti tarpus tarp plytelių. Tai nėra vien dėl estetinio vaizdo ir grožio. Glaistas reikalingas technologiškai, nes jo dėka plytelės turi vietos deformacijai, jis suteikia atsparumą vandeniui ir apsaugo nuo mikrobų atsiradimo. Tinkamų medžiagų pasirinkimas ir tinkamas jų naudojimas apsaugo nuo įtrūkimų, spalvos skirtumų, dėmių atsiradimo ir ištrupėjimo. Minimalūs tarpeliai turi būti nuo 1–2 mm. Glaistas pasirenkamas atsižvelgiant į techninės jo charakteristikas ir kam jis bus naudojamas – platus ar siauras, elastingas ar ne, atsparus purvui ar cheminėms medžiagoms. Ir žinoma, pasirenkama reikiama glaisto spalva tinkanti prie plytelių. Griežtai laikantis instrukcijoje pateiktomis taisyklėmis privalote užpildyti tarpus tarp plytelių naudojant tinkamus įrankius. Pirmiausia, reikia išvalyti tarp plytelių esančius tarpus ir pašalinti klijų perteklių. Jei tinkamai neišvalysite tarpelių, glaisto spalva gali pakisti. Antra, tarpai turi būti sausi. Nepamirškite, kad naudojant spalvotą glaistą ant porėtų plytelių, jas būtina impregnuoti, kad jos nepakeistų spalvos. Trečia, glaistą sumaišykite su švariu vandeniu, paisydami ant įpakavimo nurodytų taisyklių ir proporcijų. Atkreipkite dėmesį, jog naudojant spalvotą glaistą patartina sumaišyti iškart visą įpakavimą tam, kad glaisto spalva visur būtų vienoda. Kaip ir klijus, glaistą patartina maišyti elektriniu maišytuvu tam, kad išgautume idealią mišinio konsistenciją. Po išmaišymo palikite jį pastovėti, taip mišinys įgaus optimaliausią kokybę. Kartas nuo karto mišinį permaišykite. Glaistas turi būti užnešamas ant paviršiaus guminė mentele. Glaistą dėkite pradėdami nuo viršaus į apačią, taip padengdami visą plotą ir užpildydami visus tarpus. Glaistą tepkite įstrižais judesiais, taip jis pasidengs tolygiai. Rekomenduojama glaistą tepti ant viso paviršiaus, tuomet jis geriau išdžiūna. Nuvalykite glaistą. Glaistą galite nuvalyti su švaria kempine, bet nenaudokite valymui šlapio skudurėlio. Kuomet tarpai galutinai išdžiūna, galiausiai nupoliruokite visą paviršių sausų skudurėliu. Nuostabu. Plytelės suklijuotos. Nepamirškite labai svarbaus dalyko, po plytelių suklijavimo turi praeiti laiko, kol jūs imsite jomis naudotis. Nestokite ant ką tik suklotų plytelių, jūs dar turėsite pakankamai laiko jomis pasidžiaugti.